Atplaukiam į Kroatiją, Dubrovniko miestą. Kadangi laivas sustojo nuo miesto kažkur apie 4 kilometrai, tai pasigavo miesto taksi ir Dubrovnikus važiuojamus miesto autobusu. Esam Dubrovniko centre, kur autobusai suveža turistus iš visų čia pusių. Dubrovnike yra 44 000 gyventojų, tai turistų mūsų yra čia dvigubai tiek, kiek gyventojų. Ne veltui turistai čia ir važiuoja. Dubrovnikas yra ant Adrijos jūros kranto. Vaizdai čia yra nuostabus. Ne veltui čia ir buvo filmuojamas serialas Uostų karai. Esam pagrindiniai senamiesčio gatvėje su siaurom šoniniam gatvelėm. Gan įspūdingai atrodo senamiestis. Atrodo, kad būtų statytas kokiam nors filmui apie riteriam filmuoti. Vaikščioti yra senamiestis labai patogus, nes plytelės gan lygios ir vežimėliui važiuoti jokio pratimų nėra, tai labai smagus senamiestis. Visą laiką Dubrovnike leidžiam maklinėdami po senamiestį, kuris yra gan didelis. Dabar išėjom irgi prieplauką. Čia šiaip daug turistų atvažiuoja vien, kad nusiselfint su Uostų karų filmo ten vietose, kur buvo rodoma. Dienos pabaigą Dubrovnike baigiam laivo amfiteatre klausydamiesi koncertą.